Tai labą dieną. Pakalbėsiu šiandien apie menopauzę ir moterišką energiją. Šitą temą įtakojo tai, ką dabar matau, apie ką skaitau ir su kokiais klausimais ateina žmonės. Tai būtent menopauzė, kas tai yra. Daug kam jinai būna ankstyva, kai kam vėlyva. Turiu pažįstamų, kam ir vėlesniam amžiui, 50 ir taip toliau, dar menopauzė nekvepia. Ir nuo ko tai priklauso menopauzė. Mano supratimu, menopauzė aplanko tada, kada moteris nurašo save. Tam tikrą prasme, ar ne, kad jau viskas, jau vaikai pagimdyti, užauginti, jau daugiau man to nebereikia, nes ciklas, kas yra ciklas, ar ne, mes per ciklo metu ruošiamės gimdymui, ar ne, pastojimui, kada jis neįvyksta, tada vėl kažkas, bet viduje dar norime to, jaučiame, kad galime, nesijaučiame senos viduje. Tai mūsų mintys, jausmai, ar ne, įtakoja visus fizinius procesus organizme. Tai jeigu moteris savo pasako, kad jau viskas su manim, jau gana, daugiau vaikų nebus, aš jau sena, jau čia nuo 40 senėjimo procesai visi įsijungia, tada pasileidžia ir menopauzės procesai. Plus labai menopauzę įtakoja seksualiniai santykiai, jų nebuvimas tiksliau, ar ne? Jeigu moteris sako, kad man to nereikia, gali to ir nebūti, tada irgi pasileidžia būtent menopauzė. Ką su visu tuo daryti? Nesakau, kad 50 metų turint tikėtis dar pagimdyti ir auginti vaikus, nors ir su tuo viskas tvarkoja. Aš turiu pažįstamų, kurios gimdė ir 47. Ir pasaulyje yra ir daugiau tų situacijų vėlesnio amžiaus. Esmė tokia, kad man plaukai šiaušiasi kartais skaitant ten forumuose, mamyčių ar pasikalbėjimuose kažkur tokia žinutės, kad ką daryti, man 35 ir aš jau sena ir ar viskas gerai bus vaikui, čia apsigimimų kažkokios tikimybės didesnės. Na taip, medicina, mokslas mums bando įkišti į galvą šitas mintis, kad ten 35, 36, 40, kad jau yra rizikingas amžius, ojojoj, jau čia žinokit labai pavojinga viskas, nes jau čia organizmas nusidėvėjęs, jau čia gali kažko tai neužtekti, pritrūkti ir taip toliau. Na tai vėlgi grįžtu prie to, kad viskas mūsų galvose. Jeigu mes galvojame, kad ten 40 ar kažkas jau yra senatvė riba, kada jau mes čia senstam, esam nusidėvėję kažkokios, na tai, kaip pasakysi, taip ir bus iš tos serijos. Jeigu viduje jaučiuosi, aš atsakykime, man bus 44, rudenį, tai, bet aš dar nesijaučiu viduj, kad aš jau sena ir daugiau negalėčiau pagimdyti jokių vaikų, nes jau viskas, jau čia rizika ir taip toliau. Ne, aš taip negalvoju, aš kaip tik galvoju, jeigu bus, tai bus, tai ką, reiks ir gimdysiu, jeigu taip jau atsitiktų. Viduje svarbu nepasenti, svarbu viduje išlaikyti tą jaunystę ir požiūrį į save, kad man viskas dar prieš akis. Turiu draugę, kuriai 50 ir jinai sako, man tik dabar gyvenimas prasideda, man tik dabar naujas etapas, kažkoks gyvenimo džiaugsmas atsiranda, kur tu jau žinai, tu esi subrendus asmenybė, tu pagrindą po kojom turi, gali džiaugtis tuo, ką sukūrei ir visa kita. Tai vat tą ir reikėtų daryti, nes žmogus senti pradeda tada ir tie visi menopauzės procesai įsijungia tada, kada mes nebeturime tikslų, nebeturime ką išgimdyti, ne tik fiziškai vaiką pagimdyti, bet jau nebeturime kažkokių naujų idėjų, naujų siekių, naujų tikslų, nematome kažkokių galimybių, kada save taip apribojam, uždarom, viduje jau viskas pasiekta, galvojame, kad taip viskas pasiekta. Tada ir pasileidžia tas, kas pasileidžia. Tai ką su tuo daryti, tai viskas kaip ir aišku, ar ne, tas darbas su savimi, galvoti, pakeisti mąstymo kryptį. Negalvoti apie save, kad mes jau nugyvenom kažką, tai jau pasiekėm aukštumas kažkokias, jau čia vaikus užauginom, namą turim, medį pasodinom. Ne, kaip tik tai yra atsiveria nauji horizontai laisvam savęs pažinimui, ieškojimui to, kas mums patinka. Vaikus paleidom, paauginom, jau galime toliau į save susikoncentruoti, pažinti save iš tikrųjų, nes didelę gyvenimo dalį gyvenom dėl kitų, dėl vaikų, dėl šeimos, dėl vyro, dėl namų, kažką tenai darėm.
bet netimkim iš savęs galimybės praplėsti savo suvokimo ribas ir pažinti save. Ir tas programas tokias mes galim irgi įsivaizduoti, vat, kas yra programa, ar ne, kompiuteryje kažkokia instaliuota programa, taip kaip mūsų galvoje instaliuotas kažkoks įsitikinimas, mintis, požiūris. Ir jeigu mes suvokiame, kad ta mintis ar požiūris mus riboja, mus kažkaip stabdo, neleidžia eiti per gyvenimą lengvai, mes galime įsivaizduoti, kad tą programą išinstaliuojam. Ji mums jau nereikalinga, ji atitarnavo, ji paseno. Yra kažkas naujo, update'us kažkokius galima pasidaryti savo galvoje. Tai kadangi mintis viską ir daro, ir keičia, tai ir įsivaizduokim tą desktopą, kiek ten tų failų atidarytų veikiančių mus neigiamai. Ir galime sakyti, kad aš visas tas programas, kurios mane šiuo metu stabdo, riboja, kurios yra atitarnavę, pasenę, nereikalingos, kad visas tas programas anuliuoju, išinstaliuoju, o vietoj jų tada jau iš savo sielos esybės atsisiunčiu tai, kas man šiuo metu reikalinga pagal mano šio gyvenimo planą. Tiesiog leiskim savo jaustis jaunoms, nesvarbu, kiek mums metų, visos žinom ar ne tą posakį širdyje jauna. Tai pasižiūrėkime, kiek iš tikrųjų esame, jaučiamės jaunos, širdyje jaunos viduje. Ir tas amžius jisai popieriuje gali būti vienoks, o viduje pojūtis gali būti visai kitoks. Ir dažnai tai būna, kad vyresnio amžiaus moterys sako, aš jaučiuosi vis dar jauna, ar ten kaip mokyklos laikų, ar kaip universiteto laikų. Na, ta širdis gyvenimo džiaugsmą jaučia, gyvenam su gyvenimo džiaugsmu ir tada nebesvarbu, kiek tų metų, bet mūsų organizmas funkcionuoja ta emocija, tuo dažniu, tuo džiaugsmu gyvenimo, o ne, kad jau viskas eina žemyn, saulelė vakarop. Ne, negalvokime apie tai, kad nei ta saulelė vakarop, nei ką. Jinai eis vakarop tada, kada mes pasakysime, kada mes nuspręsime, kad jinai taip eina. Tai va, tai spręskime teisingai. Ir dar šiandien pamačiau vieną postą apie tai, kad apie moterišką, vat, būtent energiją, kad kažkas pasipiktino, kad viena moteris ten sijonų nenešiojo, nes tai kaip ir nemoteriška labai, nes vat, jau jeigu su sijonu ar su suknele, tai jau labai jau moteriškai čia skaitosi. Iš tikrųjų tai labai liūdina, kad tą moteriškumą įgalina tik sijonas arba jo nebuvimas nužudo moteriškumą. Aš tai manyčiau taip, kad moteris, jeigu jinai iš tikrųjų yra moteriška energija, stipri pas ją, jinai gali nešioti bulvių maišą, bele ką, tai vis tiek tas moteriškumas prasiverš. Ir tada vis tiek, tai kokio lygio tas moteriškumas, jeigu užsidėjai kelnes ir jau viskas nebe moteris. Pažįstu labai daug moterų, kurios ir su kelnėm yra labai moteriškos. Taip, yra teorijos, kad sijonas ten sukuria energijų srautus kažkokius, ten sūkurius daro, sukelia ir taip toliau. Bet vėlgi, tai gaunasi, kad aš atiduodu savo moteriškos energijos atsakomybę sijonui kažkokiam. Jis man sukurs tą moterišką energiją. Bet tai ar tai yra teisinga? Energija yra mano viduje. Jinai cirkuliuoja pas kiekvieną iš mūsų. Tai ir palaikykime ją taip, nesvarbu su sijonu ar be sijono, ar su kelnėm, kad jinai nebūtų įtakojama būtent rūbų ar jų spalvos. Nes kažkada atsimenu irgi atvažiavau vesti paskaitą apsirengus tamsiai ir sekančią dieną apsirengiau šviesiai ir tada žmonių ta reakcija tokia buvo, kad pirmą dieną, vadinasi, man buvo kažkas negerai, nes aš tamsiai buvau apsirengus, o jau antrą dieną jau mano siela, jau mano energija yra šviesesnė, nes aš šviesiai apsirengiau. Na, tai iš tikrųjų irgi ne. tai būtų keista iš tikrųjų, jeigu mūsų energija, mūsų visą nuotaiką kažkaip taip rūbai galėtų sukelti. Nes realiai tai aš mėgstu juodą spalvą, mano nagai yra tamsios spalvos visada ir aš tai laikau, sakykime, kaip balansą. Man juoda spalva nėra bloga spalva, ar sakanti kažką blogo apie žmogų. Juoda spalva yra faina, dangus juodas, žemė juoda, iš jos gimsta daug gyvybės, ar ne? Tai man nesinaudoju tais stereotipais apie žmogų, spręsdama iš jo rūbų spalvos ar nešiojamų rūbų formos. Moteriška energija kalba apie
apie minkštumą, apie tą požiūrį į sunkumus lengvai, apeinant juos, išsprendžiant savaip kažkaip. Kažkada, man atrodo, buvau sakius pavyzdį apie kuo skiriasi vyriška ir moteriška energija, ar ne? Na, sakykime, eina keliu vyriška ir moteriška energija ir pamato ant kelio akmenį. Vyriška energija jį griebs, tą akmenį bandys pakelt, nutempt, sudaužyti, pravalyti tą kelią kažkaip. O moteriška energija, na, tiesiog apeis, aptekės ir tiek tos čia problemos kažkokios, ar ne? Tai va tą reikia jausti savyje, tą moteriškumą, ne per patį veiksmą, kad aš čia būsiu lėtai kalbėsiu, ramiai šypsosiuosi savo, va tai aš čia moteriška. Ne, moteriška gali ir kardą išsitraukti, ir pasiūsti ant 3 raidžių, ir pasakyti kažką garsiau ir pikčiau. Esmė yra pats vidus, va išjautimas, kaip aš priimu sprendimus, kaip aš elgiuosi tam tikrose situacijose, ar aš aptekėsiu visą tai ir nekelsiu žiežirbų kažkokių lygio vietoje, kur galima paprasčiausiai tiesiog pasižiūrėti iš šono į viską. Ar aš eisiu, kovosiu su visais, galvas kaposiu, betodairos, nesvarbu kam ir už ką. Ir svarbu su savim nekovoti ir kad protas su širdim nekovotų, tai tada bus ta viduj taika ir ramybė. Tai va, šiandien taip trumpai tiek apie moterišką energiją ir apie menopauzę. Gal kažkokių minčių ir suvokimų ir jum apie tai ateis, kad tiesiog patarimas, ieškokim, visada turėkime kažkokį tikslą, siekį, norą, kuris vestų mus pirmin ir neleistų pradėti galvoti, kad jau saulelė vakarop. Tai gerai, tada gero visiems laiko ir iki kitų kartų.